Čia visą laiką šitą mieste tokios nesąmonės pasitaiko. Ejau! Pavyko šiandien netikėtai anksti atsikelti, tai keliamės, rengiamės ir judam. Na ką, praėjo pirmoji savaitė toli nuo namų, kai esu čia ir manau, kad yra pats laikas paleisti rubriką, ką aš čia veikiau visą savaitę. Metro važiuoja fone, tikiuosi nesugadins garso, bet... Okay. Pradėkime nuo to, kad miestas yra milžiniškas. Ir... Nemanau. Bandau įrašyti garsą gerai, bet bičas su motoroleriu per šaligatvį važinėja. Ejau! Alio! Yerli. Bičas turi tiesiog dėžėjai paukščių daug. Yere attı ama hal yeri de. Čia visą laiką šitą mieste tokios nesąmonės pasitaiko. Jeigu filmuočiau visą laiką, tai tiek kontento turėčiau. Bet kokia mintis buvo? Miestas yra milžiniškas. Čia gyvena maždaug 15 milijonų žmonių, tai reiškia, kad kaip 2 Londonai, nes Londone gyvena apie 8. Ir kad jį neskubant apžiūrėti, tai tikriausiai reiktų mažiausiai savaitės. Savaitė buvo skirta, viso miesto apžiūrėti tikrai dar nepavyko, bet tam turėsiu papildomą laiko. Na ir pirmosios kelios dienos buvo skirtos susipažinti su aplinka arčiau namų. Taksimo aikštė vieta, kur susirinka didžioji dalis miesto turistų ir policijos. Čia galima apsipirkti, pavalgyti ir pasivažinėti senoviniu tramvajumi. Vieta, kurios niekaip nesuprantu. Čia kaip ir tipo kažkas su vaikais susiję, bet tai kodėl koncertina uždėta, spigliuota? Ar tie vaikai pavojingi? Ar man reikėtų jų bijoti? Ir tokios būdelės rodo kaip kalėjimas realiai. Aleikum salam. O sen turist. Kad pasiekti šitą bokštą, tai net neskaičiavau jau kiek kalnų reikėjo įveikti žemyn aukštyn. Kokia išvada, kad žiauriai kalnuota vietovė čia. Labiau negu net Portugalija, kur jau man paliko įspūdį. Galatos bokštas. 14 amžiuje Italijos Genojos miesto pirklių pastatytas apžvalginis bokštas, dabar viena iš geriausių vietų stebėti saulėlydžio. Bičas su motoroleriu grįžo sugadinti mano audio. Kas čia vyksta? Vargšas šuniukas, išgąsdino jį. Nežinau, bičiukas kiek jam 13-14 metų, laksto su motoroleriu per šaligatvį, daro vienkes. Nu, toks klasikinis Stambulo rytas. Kas toliau? Apžiūrėjus pačią paprasčiausią europinę šio miesto dalį, atsirakina tiltas, per kurį gali patekti į šio miesto senamiestį. Senamiestis tai yra kaip sala, kuri yra pietinėje miesto dalyje. Ir ten yra tokie garsus dalykai kaip Didysis turgus. Didysis turgus, turkiškai vadinamas Grand Bazar, didžiuoju bazaru, yra vieta, kur yra 1000 gatvelių, 1000 parduotuvių ir labai daug netikrų brandų. Tai jeigu grįšiu su Nike sportbačiais iš tos kelionės, žinosit, kad jie greičiausiai yra netikri. Taip pat yra Sofijos soboras, kurį tikriausiai labiau reikėtų vadinti Sofijos mečete. Sofijos soboras tai yra Bizantijos imperijos pastatytas soboras, kuris atėjus Osmanų imperijai buvo paverstas į mečetę, muziejų ir po to vėl į mečetę. Negalima su patukais. No shoes on the carpet. Lieki paršiukai vėl grįžta. Manau, kad čia yra tobula vieta, jeigu nori pailsėti ir atsipūsti, kad ir pamiegoti. Tiesiog ateini čia, pakrenti ant šito minkšto kilimo, tokioj vietoj
ir truputį pailsi. Kadangi europinė miesto dalis yra tokia milžiniška, tai tik 6 kelionės dieną pagaliau atėjo laikas įkelti koją į Azijos pusę. Visa laimė, kad Azijos pusėje yra gerokai mažiau lankytinų objektų, kuriuos privaloma pamatyti, todėl galima susisukti truputį greičiau, bet vis tiek Azijos pusės dalies miesto plotas yra tiesiog milžiniškas, atstumai yra labai dideli tarp objektų, todėl reikia praleisti ganėtinai daug laiko ten ir gerokai pasivaikščioti. Oficialiai įkėlėm koją į Azijos žemę. Böyle durabiliyorum. Ama böyle duramıyorum. Arttırma yapınca batıyorum. Fenomenalaus katinuko skulptūra. Mirusio 2016 metais ir žmonės surinko 20 000 parašų, kad būtų pastatyta jo skulptūra. Neįtikėtina. Labai juokinga skulptūra. Pasidarėm pabaudinę nuotraukytę. Dabar eisime tikriausiai į centrą ieškoti kažko dar įdomaus, nes šiaip sakė, čia rajonas yra toks jaunimėlio. Tai turėtų būti įdomių dalykų, juokingų barų, užkandinių ir panašiai. Skanus beigeliai. Turim katinuką kompanijoje. Bičiukas tiesiog uždarytas į stiklinę dėžę. Kaip koks eksponatas. Kažkas vis dėlto plaukia šitam sąsiaurį, nors man tai atrodo siaubingai nešvarus ir čia tiek laivų praplaukia per dieną. Per Google Maps yra parodytas traukos objektas kaip stora balta katė, bet pasirodo, kad nedirba šeštadieniais jinai. Tai vietoj to nueisim pažiūrėti šuniuko gulinčio ant pagalvės skulptūros. Šuniukas. Jis neturi savo dubenėlį maisto. Aplankius europinę miesto dalį, senamiestį ir Azijos pusę, jeigu dar yra negana, galima nuplaukti iki Princo salų. Jų iš viso yra 4, aš spėjau kol kas aplankyti tik tais 1 ir galiu pasakyti, kad man visai asmeniškai patiko, nes ten yra mažiau triukšmo, galima išsimaudyti švaresniai vietoj negu Bosforo sąsiauris ir pamatyti miestą iš dar visai nematytos perspektyvos. Is it easier? Yeah, here too. No, I don't think so. Like, I think when you get down, it's easier because... Parodžiau pavyzdį vyrukam. Dabar ir jie eina atbuli. So, wer schon da? Padarėm susitarimą, kad jeigu aš pabandau padaryti dvigubą priekinį salto ir nesvarbu kaip man išeis, jis irgi pabandys dvigubą priekinį saltą. Bro, he did like 1.5. I lost your tank. So funny from outside. Like I hit the balls every time, I don't know how. 3, 1, go! Beach day. Tai tokia ir buvo mano savaitė. Ateityje labiau norėsiu kelti video apie tokius dalykus kaip kainos, žmonės, kultūra, transportas
juos apžvelgti. O dabar ačiū visiems žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Katinų taryba skelbė savo pirmąjį posėdį ir spręs, ką daryti šią naktį.